Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Batiriūtė. Šiandien bandysime iš arčiau pažvelgti į tai, kas yra tie laisvadarbiai ir kuo jie iš tiesų gyvena. Apie tai kalbėsime su laisvadarbe, socialinių tinklų specialiste Indre Širkiene. Labas, Indre. Labas, Paulina. Socialiniuose tinkluose tu daliniesi savo laisvadarbystės kelione, turbūt nuo pat pradžių. Taip. Dėl ko tau yra svarbu apskritai apie tai kalbėti ir tuo dalintis? Turbūt pirmiausia, tai tiesiog laisvadarbystė yra visiškai dabar neatsiejama ir visada tai buvo, kai pradėjau laisvadarbiauti nuo mano tapatybės. Ir kai tai yra neatsiejama nuo manęs, tai visiškai natūraliai tos temos iškyla ir esu tas žmogus, kuris socialiniuose tinkluose mėgsta nuoširdžiai dalintis, tai tikrai pasidalinu ne tik tai tom gražiom akimirkom, kur sėdžiu, dirbu po palmę kažkur Tailande, bet tikrai pasidalinu ir iššūkiais, kurie iškyla tam, kad kiti laisvadarbiai matytų, kad jie tame nėra vieni ir kad šis kelias tikrai nėra lengvas. Indre, kaip tu apibrėži, kas apskritai yra laisvadarbystė, laisvadarbis ir iš karto klausiu apie mitus, kuriuos girdi ir kas labiausiai netitinka realybės. Tai laisvadarbystė ir kas yra laisvadarbis, man turbūt apibrėžia tai, kad, trumpai tariant, tai yra laisvai samdomas specialistas. Čia jau turbūt kiekvienas žmogus Lietuvoje supras, kas tai yra. Tai yra žmogus, kuris dirba savo, dėl savęs ir turbūt svarbiausias bruožas, kuris, manau, kad labai stipriai išskiria tą tokį aukšto lygio laisvai samdomą specialistą, tai yra tai, kad jis yra ir solo verslininkas. Tai man solo verslo sąvoka yra labai glaudžiai susijusi ir su pačia laisvadarbystė. Tai reiškia, kad mes galbūt nesame tie tokie verslininkai, kurie turi korporaciją, didelę komandą, bet mes galbūt dirbame vieni, bet tai lygiai taip pat yra toks pats verslas ir iš tikrųjų laisvadarbystė galioja lygiai tie patys principai, kaip ir galioja verslo vystyme. Ir man atrodo, kai mes tai pradedam suprasti, kai mes pradedam į tai gilintis, tai atsiveria daug didesni klodai ir daug didesnės galimybės tame. O kalbant apie mitus, tai tenka jų girdėti labai daug. Turbūt vienas tokių dažniausių, tai kad laisvadarbiai dirba 24/7. Tai čia turbūt šitas mitas yra ne visai teisingas ir ne visai tikslus, dėl to, kad aš manau, mes pasaulyje nerastume nei vieno žmogaus, kuris apskritai pajėgtų dirbti 24/7. Tai yra tikrai sudėtinga ir fiziškai neįmanoma, bet jeigu mes kalbam apie tai, kad nuolat mintys sukasi apie savo veiklą, apie savo darbą, apie kažkokias idėjas, kaip tu galėtum patobulinti tą laisvadarbystės kelionę ir visą procesą, tai taip, iš dalies tai yra tiesa ir užtrunka laiko išmokti atsijungti nuo to, bet tikrai kiek bendrauju su pačiais laisvadarbiais, nes esu įkūrusi ir laisvadarbių bendruomenę, tai dažniausiai laisvadarbiai, kai išeina iš samdomo darbo ir pradeda dirbti savo, jie dirba mažiau valandų, negu dirbo samdomam darbe. Tai čia yra dažniausiai atvejai. Bet aišku, labai viskas priklauso individualiai nuo kiekvieno mūsų susidėlioto grafiko, dienos rutinos ir panašiai. Ir galbūt ne iš karto jau čia tai būna. Taip, tikrai ne iš karto, bet vėlgi labai priklauso, kur mes esame dirbę. Pavyzdžiui, mano situacija yra tokia, kad aš dirbau samdomam darbe, kur buvo labai intensyvu. Ir kai aš išėjau dirbti savo, aš iš karto dirbau mažiau valandų. Tai buvo iš karto toks labai staigus perėjimas, dėl to, kad aš prieš tai turėjau tokią patirtį. Bet juk yra tokių laisvadarbių, kurie, pavyzdžiui, dirbo darbe, kur 4 valandas per dieną kava yra geriama. Tai tokiu atveju žinoma, kad jiems jau yra kitoks tas pokytis perėjus į laisvadarbystę. Ar gali papasakoti apie savo istoriją, prieš kiek metų prasidėjo tavo kelionė ir kiek metų prireikė, kad tu galėtum pilnai išgyventi iš laisvadarbystės, tapti tuo solo verslininku, kaip minėjai? Tai mano kelionė buvo tokia, kad aš dirbau samdomam darbe ir vis jaučiau, kad tiek vienas, tiek kitas samdomas darbas ne iki galo patenkina mano poreikius. Bandžiau keisti ir sritis, bet vis jaučiau, kad tai yra kažkas ne taip. Kol galiausiai tiesiog dirbdama paskutinėme samdomame darbe, toje pozicijoje, kurioje buvau, supratau, kad turbūt mano kelias yra dirbti savo ir aš norėčiau bent jau tai pabandyti. Ir tuomet, ką aš dariau, tai aš supratau, kad jeigu aš negaliu taip išeiti tiesiog iš samdomo darbo ir į niekur, be jokių pinigų, be jokių santaupų, tai pirmas žingsnis, kurį aš pasidariau, aš tiesiog susitaupiau santaupų, kad aš galėčiau ramiau pradėti tą laisvadarbystės kelionę. Ir kai aš susitaupiau tą santaupas, aš išėjau iš darbo ir ramiai jau pradėjau dirbti savo ir žengti pirmuosius žingsnius laisvadarbystės kelyje. Nežengiai taip stačia galva į niekur, kaip kad būna? Ne, aš nežengiau, nes aš esu ta asmenybė, kuriai tikrai reikia saugumo, jai reikia kažkokio pagristumo, tai pirmiausia, aš susitvarkiau šitus dalykus ir tik tada jau žengiau tą žingsnį į kitą nežinomybę. Indre, ar tu dirbai tą patį darbą samdomam darbe, ką dabar darai? Taip, tai buvo labai glaudžiai susiję. Kas tau buvo sunkiausia būtent šiame kelyje, kol viskas stabilizavosi, kaip sakai, ne viskas yra taip gražu, būna ir truputį duobių. Ir ar buvo tokių minčių, kad, gal visgi einu atgal į tą samdomą darbą? Turbūt vienas iš sunkiausių dalykų, tai kad visa atsakomybė nugula ant mano vienos pečių. Jeigu aš, pavyzdžiui, palyginčiau su samdomu darbu,
Tai aš tikrai būdavau labai atsakinga darbuotoja ir man būdavo baisu padaryti klaidą, bet tuo pačiu padarius klaidą tu supranti, kad yra virš tavęs vadovas, kuris kaip ir už tave atsakys, yra dar kitas galbūt vadovas virš jo ir ta atsakomybė šiek tiek pasidalina per keli žmonės. Tai yra lengviau. Ir yra komanda. Taip, yra komanda, taip. O kai aš išėjau dirbti savo, tai turbūt vienas iš sunkiausių dalykų ir iki šios dienos jisai ir išlieka, tai yra ta atsakomybė, kurią tu pati neši ant savo pečių, tu jau jos negali taip padalinti, nes iš esmės už viską esi atsakinga, tu už kiekvieną sprendimą ir tai tikrai nėra lengva. Tai kelia ir streso, ir kartais abejonių, tai šitą dalyką tikrai išskirčiau kaip vieną iš sunkiausių. Kitas aspektas, kad labai dažnai apie ką yra nekalbama, kad ta drąsa pasakyti ne, atsisakyti tam tikrų dalykų yra labai labai svarbi ir to aš taip pat mokausi nuolat, nes kai tu pradedi laisvadarbiauti, natūraliai eigoje tų klientų ratas vis išsiplečia ir tu turi pajausti tą ribą, kada tu turi pasakyti ne. Nes kaip ir sakau, mes niekas negalime dirbti 24/7. Mes turime kažkaip ar ne balansuoti, turėti laisvalaikį, turėti šeimos laiką. Tai atrasti tą balansą irgi yra labai svarbu ir tam, kad mes jį atrastume, mes turime išmokti sakyti ne ir išmokti nebegalvoti, o ką pagalvos ir pasakys kiti, jeigu aš atsisakysiu. Tai irgi labai graži, bet to pačiu ir sunki kelionė. Labai dažnai žmonės bijo prarasti tas galimybės, nes galvoja, jeigu aš pasakysiu ne, tai daugiau į mane ir nesikreips. Ir kaip minėjai, aš išėjau iš samdomo darbo ir aš dirbau mažiau, negu dirbau samdomam darbe. Skamba tikrai labai nuostabiai ir žmonės taip ir kalba, kad dirbu kiek noriu, kada noriu, iš kur noriu. Bet apie ką nesusimasto, kas yra netokio gražaus laisvadarbystėje ir kasdienoje? Tai čia vėlgi grįžtu prie to atsakomybės jausmas, tai čia per daug nesiplėsiu, nes jau aptarėm, bet atsakomybė tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, ne, kurio neapgalvojame, kad viskas iš tikrųjų priklauso nuo mūsų. Kitas dalykas tai yra rizika, prisimti riziką už savo veiksmus, prisimti riziką už aplinkybės, kurios gali susiklostyti. Ir tikrai laisvadarbystė nėra tas toks stabilus ir saugus kelias. Tai prisimti riziką ir eiti į tokį kelią, kuris nėra stabilus ir saugus, tikrai nėra lengva ir šito dalyko žmonės labai dažnai neapgalvoja, nusivilia tuo, grįžta atgal į samdomą darbą ir panašiai. Turbūt savo kelyje sutinki ne vieną laisvadarbį, kaip ir sakai, laisvadarbių bendruomenėje. Iš kitų žmonių patirčių, ką galėtum pasakyti tokio, apie ką žmonės nepagalvoja, neįvertina, nepasveria, išeidami iš samdomo darbo? Tai turbūt pagrindinis dalykas, ko žmonės išeidami iš samdomo darbo nepasveria, tai yra tai, ar jie turės pakankamai finansų bent jau pačiai pradžiai, tam, kad jų nepritrūktų. Tai aš visada rekomenduoju turėti susitaupius kažkiek pinigų, galbūt 3 mėnesiam, galbūt 6 mėnesiam, tam, kad jūs galėtumėt ramiai dirbti ties savo veikla ir neišeitumėt visiškai niekur, nes labai dažnai kokia klaida yra padaroma, kad išeinama visiškai niekur, neturint konkretaus plano, konkrečios vizijos ir kas tada atsitinka, mes pradedam stresuoti. Ir kai stresas sukausto mūsų kūną, mes nebematome galimybių, kaip mes galime auginti savo veiklą. Tai turėti tą saugumo pagalbę, finansinę saugumo pagalbę yra labai svarbu ir nuo šito rekomenduoju pradėti. Kitas dalykas, tai ką svarbu suprasti, kad visada reikės dirbti ir ties savo veikla. Tai nereiškia, kad aš išeisiu dirbti savo, susirasiu klientų ir dirbsiu jiems. Tai gali būti ir toksai žingsnis, bet iš karto galiu pasakyti, kad ilgoje perspektyvoje tai yra pražūtinga. Mes turime atrasti savaitę laiko, kada mes dirbsime ties savo veikla, kada mes ją vystysime, tobulinsime procesus, nes tik tai padeda užtikrinti mūsų veiklos augimą. Minėjai, išeina neturėdami plano, nežinodami, ką darys iš savo patirties. Kaip susidėlioti tą planą, tuos žingsnius, kad būtų ta kelionė į laisvadarbystę mums kuo paprastesnė? Turbūt pirmiausia, tai reikėtų galbūt pasikalbėti ir su karjeros coacheriais, kad jie padėtų išsigryninti sritį, jeigu dar nežinome tos srities. Bet labai dažnai samdomų darbų specialistai išeina jau žinodami savo sritį. Jie, pavyzdžiui, labai aiškiai žino, kad, man patinka, tarkime, programavimas. Tiesiog aš noriu dirbti savo šitoje srityje. Tai jeigu mes žinome sritį, sekantis mūsų žingsnis tai yra susidėlioti planą, kaip aš sieksiu norimo tikslo. O tam, kad aš susidėliočiau tą planą, visų pirma, aš turiu turėti tą tikslą ir žinoti, kodėl aš noriu dirbti savo, kokius tikslus aš keliuosi. Kai turim tikslą, susidėliojam planą, galime kreiptis, jeigu reikia, ir pagalbos į kitus. Yra tikrai pilna mentorių, coacherių, kurie padeda tą padaryti, jeigu reikia. Ir svarbiausia yra disciplina siekiant to tikslo. Nes turbūt didžiausia klaida ir didžiausias skirtumas, kuris skiria sėkmingus laisvadarbius nuo netokių sėkmingų, tai yra disciplina. Kad jeigu aš jau turiu planą, aš turiu nuosekliai jo siekti.
Dažnai žmonės sako, Indrė, kaip tau pavyko padaryti tai, ką tu turi šiandien. Va, 6 mėnesius gali dirbti iš pietryčių Azijos, sėdėti po palmę tenai ir panašiai, dirbti nuo 10 ryto iki 15 valandos ir viskas, tada jau tavo laikas yra. Ir kaip tau tai pasisekė? Tai aš visada sakau, kad man nepasisekė. Aš tai pasiekiau ir aš tai pasiekiau sunkiu ir nuosekliu darbu, nes tikrai pirmieji keli metai jie yra sunkus tuo, kad tu turi prisiversti daryti net ir tada, jeigu nenori. Ir tikrai būdavo dienų, kai atsikeliu iš lovos ir aš nenoriu daryti tą dieną nieko dėl savo veiklos. Bet aš tada suprantu, kad aš turiu tikslą ir jeigu noriu aš jį pasiekti, aš turiu kiekvieną dieną bent jau po mažą žingsnelį žengti link to tikslo. O kiek metų jau esi tame? Dabar jau esu 4,5 metų. Indrė, aš tavęs klausau ir man taip iš karto sukasi tas klausimas, kurį aš šiaip pati irgi labai dažnai girdžiu. Aš noriu pradėti, bet aš net bijau iš vis įkelti įrašą į socialinius tinklus, pradėti kažką daryti, niekam čia nebus įdomu. Ką tu patartum šioje vietoje? Turbūt pagrindinis patarimas būtų tiesiog daryti. Ir aš tikrai puikiai... Skamba paprastai. Taip, aš tikrai puikiai suprantu tas baimės, nes kai aš išėjau iš samdomo darbo ir aš supratau, kad dabar aš turėsiu susirasti savo klientus. Jau nebebus taip, kad įmonei vadovas, kažkoks pardavimų vadovas man suranda klientą ir atveda. Aš pati turėsiu susirasti ir man kilo labai daug baimių. Tai kaip aš čia dabar parašysiu, tai kaip reaguos apskritai kiti tos pačios srities specialistai, kai aš įkelsiu įrašą į socialinius tinklus. Gal jie mane kritikuos, gal jie sakys, kad aš nusišneku. Tos baimės buvo labai labai didelės. Bet aš supratau vieną dalyką, kad vėlgi kas atskiria žmonės nuo tų, kurie kažką pasiekia ir tie, kurie galbūt nepasiekia, tai kad jie tiesiog daro. Izoliuoju visas mintis, ką pagalvos kiti ir darau. Nes aš ką supratau, kad aš ir pati nesu tas žmogus, kuris labai daug galvoja apie kitus. Aš pamatau kažkieno įrašą, taip aš galiu kelias minutės pagalvoti, patiko, nepatiko, kažkaip įvertinti mintise, bet juk toliau tęsiasi mano diena, tęsiasi mano gyvenimas ir aš apie tą žmogų negalvoju. Tai aš tikiuosi ir manau, kad kiti lygiai taip pat, jie turi savo gyvenimus, jie gali kelias minutės sustoti ir pagalvoti, bet jie toliau gyvens savo gyvenimą. Aš lygiai taip pat gyvensiu savo gyvenimą ir aš jį susikuriu tokį, kokį noriu ir tam, kad aš jį turėčiau tokį, kokį noriu, aš turiu veikti ir tiesiog daryti. Tai mano patarimas yra daryti, negalvoti, ką pagalvos kiti, nes jie negalvos arba jeigu ir pagalvos, po kurio laiko jų nuomonė pasikeičia. Tai mano irgi buvo tokia situacija, kad pradžioj buvo žmonių, kurie keistai žiūrėjo į mane, o dabar priėjo prie manęs ir kai pradedam bendrauti, jie man prisipažįsta, kad turėjo tokių keistų minčių, dvejonių apie tai, ką aš darau, kad aš viešai išeinu komunikuoti, pavyzdžiui. Bet dabar jie sako, Indrė, kokia tu šaunuolė ir kiek tu daug pasiekiai per tuos kelis metus. Ir aš sakau, aš tą pasiekiau tik dėl to, kad aš dariau. Laisvadarbystė apskritai yra, suprantu, neatsiejama nuo asmeninio prekės ženklo, bent jau tavo atveju tai tikrai 100%. Nuo ko tu pradėjai kurti savo asmeninį prekės ženklą? Tai rekomenduotum nuo ko pradėti kurti? Taip, tai laisvadarbystė yra visiškai neatsiejama. Manau, kad ir samdomų darbuotojai irgi taip pat yra neatsiejami nuo savo asmeninio prekės ženklo. Tai turbūt pagrindinis dalykas tai yra išsigryninti, kur yra mano stiprybės, kuo aš esu išskirtinis, unikalus ir autentiškas. Ir kai mes žinom šitus dalykus, mums yra daug paprasčiau žengti tuos pirmosius žingsnius ir visiškai nesvarbu, ar mes nuspręsime komunikuoti viešai socialiniuose tinkluose. Bet tai nėra vienintelis kelias. Mes jau galime eiti į networkingo renginius, galime pasirinkti visai kitus sklaidos kanalus. Bet kai mes žinome savo stiprybės ir išskirtinumus, tai mums yra ženkliai lengviau. Minėjai, kokią pamoką vis dar mokaisi, kad mokaisi pasakyti ne, o kokią pačią skaudžiausią pamoką tu jau išmokai per savo laisvadarbystės metus? Tai nepamiršti savęs. Nepamiršti savęs ir savo veiklos, nes per tuos metus buvo tam tikras etapas, kur tikrai tas klientų ratas pradėjo plėstis, pradėjo mane vieni kitiems rekomenduoti ir tai aišku yra glaudžiai susijęs su to sakymu ne, bet aš visiems sakiau taip, dirbkime kartu ir kas atsitiko, kad aš galiausiai nebeturėjau laiko savo kaip asmenybei ir savo kaip savo veiklos vystymui. Ir čia atsitiko tokia problema, kad aš pradėjau jausti, jog mano veikla pradėjo stagnuoti, tiesiog pradėjo nebeaugti. Ir tada aš supratau, kad taip negali būti ir aš turiu vieną vertus drąsiau sakyti ne, bet kitą vertus griežtai apsispręsti, kad tarkime kelios valandos per savaitę yra būtent skirtos mano veiklos auginimui. Kelios valandos per savaitę yra skirtos mano laisvalaikiui. Kelios valandos per savaitę yra skirtos šeimai. Tai laiko planavimas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos būtina įvaldyti prieš einant laisvadarbiauti. Ir tapai pati savo klientė su savo asmeniniu prekės ženklu. Taip, tikrai pati savo klientė tapau ir visada į save žiūriu kaip į dar vieną klientą. Aš turiu kelis klientus, bet aš visada esu dar savo +1 klientas. Ir to laiko niekam nerezervuoju, nes aš suprantu, kad ilgoje perspektyvoje man tai daug labiau atsipirks, nei kad dabar aš tas kelias valandas atiduosiu kažkokiam klientui. Minėjai, kad esi subūrusi ir laisvadarbių bendruomenę. Su kokiais iššūkiais susiduria bendrai laisvadarbiai?
Taip, esu subūrusi ją ir mes labai daug kalbame apie iššūkius ir turbūt pagrindinis iššūkis tai yra klientai. Ir turbūt klaida, kurią mes padarome labai dažnai patys laisvadarbiai, tai kad mes save netikslingai pozicionuojame ir dėl to pritraukiame atitinkamus klientus, su kuriais dirbti galbūt yra nemalonu, negera, nejauku. Tai čia yra turbūt pagrindinis šauktukas ir ta tokia klaida, kurią mes darom, kad neatsižvelgiam į tai, kaip save pozicionuojam. Ir tada kyla daug problemų kitų. Bet klientai tikrai yra tie. Labai dažnai jaučia laisvadarbiai, kad klientai jų nevertina, nepasitikė jais. Bet čia vėlgi, man atrodo, mes esame labai dažnai linkę kaltinti patį klientą, bet problema tai slypi mumise. Taip, kaip mes save pozicionuojame. Juk mes pasakome klientui taip, juk mes jam pasakome, kaip mes dirbsime, mes padiktuojame procesą. Tai jeigu nuo mūsų viskas prasideda, ar ne šitame žingsnėje, tai reiškia, mes esame kalti dėl to, kad pritraukiame vieną ar kitą klientą. Kalbant bendrai, ar apskritai klientai supranta, kad kas yra laisvadarbis ir kad laisvadarbis nėra jų etatinis darbuotojas? Galbūt pati savo istorijų turi arba kokias istorijas girdi? Taip, tai turiu ir savo istorijų ir tikrai girdžiu, kad labai dažnai būna įmonė pasisamdo laisvai samdomą specialistą, moka jam kelius šimtus eurų ir tikisi, kad jisai bus kaip pilno etato darbuotojas. Ir turbūt problema yra ne tik atlygyje, bet problema yra dar ir tame, kad to laisvadarbio neįtraukia į savo įmonės procesus. Tai jeigu įmonė arba žmonės, kurie samdo laisvadarbį, nori gauti gerą rezultatą, jie turi suprasti, kad būtina laisvadarbį yra įtraukti į procesus, nes tada rezultatas bus ženkliai geresnis. Kaip sakai, viskas prasideda nuo laisvadarbio. Kokių patarimų turėtum būtent laisvadarbiams, kaip apsibrėžti, susistyguoti ir nusišlifuoti tuos aštrius kampus prieš pradedant dirbti su klientais? Taip, man labai padėjo tokia praktika, tai susirašyti, su kokiais klientais aš noriu dirbti ir su kokiais klientais aš dirbti tikrai nenoriu. Susirašyti savybės arba kažkokius kitus atributus. Ir kai tai susirašai, tada yra daug paprasčiau, kad ir, pavyzdžiui, susitikimo pažintinio skambučio metu vertinti, ar tas klientas galėtų būti to mano idealiu klientu. Tai pirmiausia, mes turim patys žinoti, su kuo mes norim dirbti ir su kuo nenorim dirbti. Tai siūlyčiau būtent nuo to ir pradėti. O jau pradedant dirbti, ar reikalingos sutartys, nes esu girdėjusi, kad tiesiog yra nerima ir pabandom, viskas bus gerai. Tokių iš techninių pusių, ką reikėtų įsivertinti? Sutartys tai yra būtinai reikalingos, nes sutartys apsaugo visų pirma laisvadarbį, tai čia iš šitos pusės, bet lygiai taip pat sutartis suteikia saugumo ir klientui. Nes tikrai teko girdėti ir tokiu atveju, kur įmonė skundžiasi, kad samdėm laisvai samdomą specialistą, o jisai staiga darbo procese kažkur dingo. Tai jeigu mes turime sutartį, tai viskas yra gerokai sklandžiau, saugiau abiejoms pusėms. Sutartis yra tikrai būtina. Antras dalykas, kurį vardinčiau kaip tokį labai labai svarbu, tai yra procesas, kaip mes dirbame su tuo klientu. Turėti aiškų procesą, kad ir klientas žinotų, kas jo laukia ir kad mes galėtume jam aiškiai iškomunikuoti, kad bus pirmas, antras, trečias žingsnis ir tada vėlgi visiems yra daug paprasčiau ir sklandžiau dirbti kartu. Na ir turbūt trečias toks patarimas, į kurį tikrai rekomenduočiau atsižvelgti dirbant su klientu, tai yra turėti kažkokius konkrečius kas mėnesį galbūt pažintinius skambučius, kur būtų aptariama proceso eiga ir būtų kalbamas, išsakomi lūkesčiai, kas mums patinka, ką būtų galima tobulinti. Ir aišku, labai svarbu, kad laisvadarbis irgi tai atsižvelgtų ir iš savo pusės išsakytų, kas jam patinka ir ką klientas galėtų tobulinti. Kai kalbėjai apie laisvadarbystę, tavo akis tiesiog dega. Noriu tavęs paklausti, o kas tau asmeniškai yra nemaloniausia ar pati nesmagiausia dalis būnant laisvadarbė? Tai turbūt man pati nemaloniausia dalis yra tvarkymas buhalterijos visų dalykų, finansai, sutarčių sudarimas, man tikrai tai yra nemaloni dalis, bet kuo džiaugiuosi, kad išaugus veiklai, dabar jau turiu galimybę turėti asistentę, kuriai galiu perleisti šitus darbus ir šiai dienai, jeigu reikėtų atsakyti, kas yra nemaloniausia, tai turbūt net ir nesugalvočiau, nes tai, kas man buvo nemaloniausia, aš jau perleidau daryti kitam žmogui, tai tikrai atlaisvina rankas. Indre, kaip manai, ar laisvadarbiais gali būti iš esmės visi ir jeigu ne, tai kokios savybės yra, tiesiog būtinos būnant laisvadarbiu? Taip, čia labai geras klausimas, nes kai kažkas pamato laisvadarbių bendruomenę, iš karto sako, bet tai čia jie sakys, kad visi turi dirbti tik savo ir kad samdomas darbas yra nesąmonė. Tai žinokit, bet taip dažnai sakoma, iš tikrųjų yra toks susidaręs įspūdis. Taip, bet mano nuomonė asmeninė yra, kad tikrai net, kad kiekvienas žmogus jisai pasirenka, kaip jisai nori ir kokia kryptimi eiti. Samdomas darbas yra lygiai toks pats geras ir gali būti toks pats geras kaip ir laisvadarbystė. Svarbiausia, kad pats žmogus kaip asmenybė tame jaustųsi gerai, jisai jaustųsi tame išsipildęs. Jeigu jisai jaučiasi samdomam darbė išsipildęs, viskas yra gerai, jis bus laimingas ir jam viskas puikiai seksis. Ir atvirkščiai, jeigu jisai jaučiasi prastai, tai tada reikia kažką keisti.
Man tenka girdėti, žinai, tokias situacijas, kad ai, nebenoriu dirbti nuo 8 iki 5, noriu tapti laisvadarbiu, dirbti kur noriu, kada noriu ir kaip noriu, bet nenoriu savęs reklamuoti, nenoriu ieškoti klientų ir taip toliau. Kokius dalykus dar reikia įsivertinti, galbūt klausimų pavidalu, ar aš tikrai galiu būti tuo laisvadarbiu? Tai va čia liečiam jau tas asmeninės savybės ir man atrodo, kad jas yra svarbu turėti tam tikras, jeigu mes norim būti tais tokiais sėkmingais, profesionaliais, laisvadarbiais. Ir čia neišskirsiu vienos savybės. Įvardink tada. Bet išskirsiu tokį kompleksą, kuris turi būti viename žmoguje, jeigu jis iš tikrųjų nori būti laisvadarbis ir kad jam sektųsi toje veikloje. Tai pirmas dalykas, aišku, yra disciplina. Antras dalykas tai yra drąsa, prisimti riziką, prisimti nestabilumą. Trečias dalykas, kuris turi būti būtinai, tai yra verslumas. Nes jeigu mes neturėsime to verslumo gyslelės, nematysime galimybių, kaip mes galime tą veiklą auginti. Ir turbūt paskutinis dalykas tai yra savivertė, pasitikėjimas savimi. Tai yra labai svarbu ir tai yra pagrindinis dalykas, kuris yra svarbus kiekvienam laisvadarbiui. Nes jeigu laisvadarbis turi žemą savivertę, jam bus labai sudėtinga auginti savo veiklą, jam bus labai sudėtinga realizuoti save, jisai visada jausis nuvertintas, neįvertintas. Tai pasitikėjimas savimi ir savivertė yra vienas iš svarbiausių dalykų. Iš tavo patirties, kaip stiprinti savivertę? Žinau, kad labai sudėtingas klausimas, bet galbūt esi kažką atradusi. Taip, žinau, kad kiti eina dirbti su coacheriais tais pačiais. Aš asmeniškai to nedariau, bet man tiesiog padėjo darimas. Ir aš pastebėjau, kad aš darydama vis įgaunu daugiau ir didesnio to pasitikėjimo savimi. Kad ir, pavyzdžiui, keliant įrašą į socialinius tinklus. Aš pirmą įrašą keldama skaičiau jį 50 kartų. Aš labai bijojau jį kelti, nes ką pagalvos kiti. Nekalbant apie video dar. Taip, nekalbant apie video turinį, kurį irgi paskui pradėjau kelti. Ir tikrai perfilmavau video turinį, net neatsimenu kiek kartų, man net atminties pritruko telefone tada. Ir aš paskui supratau, kad, kai pradėjau komunikuoti po kelių metų, kad tik darydama, kiekvienas tas įrašas bent kažkokia procentinė dalimi pakėlė tą mano pasitikėjimą savimi. Ir tas pasitikėjimas savimi, ką aš supratau, kad tai nėra duotybė. Nes aš seniau žiūrėdavau kitus žmonės, kurie, pavyzdžiui, kalba viešai ir galvodavau, bet tai jam taip yra duota, jam yra taip duota ir viskas. Ir jam pasisekė, o man neduota, man nepasisekė, tai aš nieko ir nedarysiu. Bet kai aš apveržiau tą mąstymą ir supratau, kad jis lygiai tą patį kelią praėjo, jis lygiai taip pat bijojo, jis lygiai taip padarė. Ir kai aš pradėjau tą patį daryti, aš tikrai įsitikinau, kad pasitikėjimas savimi nėra duotybė. Aš savimi labai nepasitikėjau, bet darydama kiekvieną dieną mažus dalykus, tą pasitikėjimą savimi tvirtinu dar vis iki šiol ir aš tikiu, kad šita kelionė nėra baigtinė. Girdžiu, kad vienas svarbiausių dalykų yra svarbiausia daryti. Taip. Ačiū už pokalbį. Ačiū, Paulina. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Indre spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso Dramų laidose. Iki.